Esam Lietuvos stendėm, Farstakė ir labai smagu, kad lietuviai irgi pradėt kurti karinę taktinę ekipuotę. Čia matom balistinius šalmus ir balistinę plokštę ir tai yra padaryta iš plastiko, itin aukštos molekulinės masės plastiko. Tai yra 52 sluoksniai va tokio plastiko, kuris iš tikrųjų žiūrint į paviršių atrodo kaip plaukeliai. Tai 52 sluoksniai to plastiko yra suspausti žiauriai smarkiai ir dar buvo keičiamos temperatūros to spaudimo metu ir tas plastikas visas sukimba ir pasidaro žiauriai tvirtas. Tos plokštės ir šitas šalmas yra nei 3+ lygio, tai atlaikytų 556 ir 762. Labai smagu, kad lietuviai irgi veržiasi taktinės ekipuotės gamybą ir kad gamin ne tik liemenės ar paučius, bet gamin ir taktinius šarvus, balistinius šalmus ir plokštės. Tai jeigu reikės greitų metų Povo Armor, tai tikrai rekomenduočiau rinktis lietuvišką gamintoją getbex.com.